galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėk niekada. Sveiki, čia propagandos diagnostika. Šios laidos esminė tema – modus operandi. Veikimo principas. Kaip tai veikia? Nes jeigu supranti, kaip tai veikia, gali suprast, ką reikia padaryti, kad neveiktų. Kurioje vietoje tave manipuliuoja, kada tave nukreipia, kada tave blokuoja, kokie metodai dažniausiai taikomi. Ir mūsų pašnekovai šiandien bus geriausi šiuo metu ekspertai šioje srityje. Šiandien mes turim svečiuose mokslų daktarą Nerijų Maliukevičių. Sveiki, Nerijau. Sveiki, malonu. Vilniaus universitetas informacinių karų ekspertas. Šios dienos tema – modus operandi. Kaip tai veikia? Turiu anekdotą, kuris jums gali patikti. Triukas vadinasi supūvusi silkė. Čia maždaug kaip žmogui sudeda į supūvusią silkę į kišenę ir paskui smirda ilgai. Anekdotas skamba taip. Čia du rusai kalbasi. Tu prisimeni, Ivanovas teatre kailinius pavogė? Sako, ne Ivanovas pavogė, o pas Ivanovo žmoną pavogė. Jo, sako, bet tai pas Ivanovo kvapelis vis tiek liko. Tai čia tiesiog pavyzdys. Gal galėtumėte daugiau tokių metodikų pristatyti žiūrovams? Taip, čia viena iš propagandos tokių ar manipulacijų metodų. Yra įvairių būdų, kaip galima šnekėti apie manipuliavimo metodus. Gali būti klasikinis būdas, tai yra klasikiniam švietime yra akcentuojama retorika ir logika. Tai, pavyzdžiui, retorikos tam tikri būdai, kaip yra aiškiau, artikuliuočiau, reiškia, išsakoma tam tikra mintis, kaip kažkas nutylima, akcentuojama. Logika čia vertinga tuo, kad paprastai propaganda veikia logikos klaidų būdu. Tai yra išnaudoja būtent tos nelogiškumus, bandant perteikti tam tikrą žinutę. Yra kitas būdas, kurį aš tarp kitko naudoju su mūsų studentais Vilniaus universitete, analizuojant propagandos iššūkius. Ir jisai yra pakankamai senas, tai yra beveik amžiaus senumo Amerikos propagandos analizės instituto pasiūlytos propagandos technikos. Atkreipsiu dėmesį, kad 1939 metais, prieš Antrą pasaulinį karą, Amerikoje lygiai taip pat kaip dabar, mūsų mokyklose buvo sakoma, kad yra dezinformacijos iššūkiai, reikia eiti į mokyklą, šnekėti su mokiniais apie manipulacijas tam, kad jie būtų atsparesni tai dezinformacijai. Ir du autoriai parašė tokią knygutę, kuri vadinosi The Fine Art of Propaganda, arba toks propagandos menas. Ir ten buvo pasiūlytos 7 technikos. Tai aš dabar išvardinsiu iš atminties ir po to šiek tiek galima aptarti. Tai yra visų pirma etikečių klijavimas, pirma technika. Antra technika yra blizgantis apibendrinimai. Tada yra technika vadinama perkelimo technika. Tada nuo autoriteto. Ir jau iš kiekvieno pavadinimo galite įtarti, koks leitmotyvas čia centrinis. Tada yra vadinama nuo tautos arba tautos vardu ir bandos jausmas. Kai kurie vien tik pavadinimai jau tampa tokie kaip ir savaime aiškus. Galbūt perkelimą biškį smulkiau. Jo, tai perkelimo technika tai yra būtent paremta tuo loginės klaidos panaudojimu, kuomet oponentui yra perkeliamas tam tikras vaizdinys ant jo. Tai dažniausia tai kartu yra suderinama su etiketės klijavimu, tai yra nacisto vaizdinys, bet jis yra perkeliamas iš tam tikro istorinio konteksto. Ir tada, reiškės, rodomas oponentas kaip koks nors ten neofašistas, fašistas, su dar panaudojant simboliką ar panašiai. Labai paprastas tokios technikos paaiškinimas, tai yra, tam tikro simbolio fiksavimas ant ar žmogaus, ant reiškinio ar panašiai. Kartais mes net natūraliai nesusimastydami naudojam šitą techniką. Pavyzdžiui, vyrai formalioje aprangoje, kostiume įsisega tam tikrą ženkliuką, Ką tas ženkliukas reiškia? Jis perkelia tam tikrą vaizdinį ant tavęs. Ženkliukas simbolizuoja galbūt tavo priklausomybę kažkokiai bendruomeniai ar panašiai.
Kai agresyviai šitą naudoji, tu gali kažkokią, tokio velnio, reiškias, epitetą panaudoti, ar kažkokią ten nacisto, ar dar kokią nors baisų epitetą, perkelti ant tam tikro žmogaus ir tada, taip koncentruojasi tam tikras pyktis, tam tikra emocija ir panašiai. Pas mane kažkodėl iškilo minty toksai triukas, kuris vadinasi kortų kaladė. Taip. Gal jūs galit, kaip ir ne jūsų srities, bet trumpai keliais sakiniais, kas tai per triukas? Šiaip kortų kaladės technika yra technika paremta išskirtinai tūzais. Tai yra, visa kaladė yra įvairiausios kortos, kaip ir gyvenime, yra įvairiausių atspalvių, yra įvairiausių faktų ir panašiai. Bet tu iš tos kortų kaladės išsitraukė savo naudingus tam tikrus tūzus, ir būtent jais bandai tada oponento argumentą ar kažką nugalėti. Tai dėja, bet prieš mus tai yra iš tikrųjų dažnai naudojama Kremliaus technika, kuomet atskiri atvejai, kai lietuviai dalyvavo holokauste, iš principo yra ištraukiami kaip tūzas, vienetinis ten keli atvejai ir tada visa tai, taip, hiperbolizuotai yra pripaišoma visam pokariui, ne? Kaip mūsų partizanai, neva tada įgauna tam tikrą tokį panaudojamas prieš juos epitetas. Tai yra savotiška manipulacija faktais, dar iš šitos technikos yra išvestinė ta vadinama 60-40%, kai tu yra, reiškės, ten įvairiai, arba 40 tiesos, 60 manipulacijų, arba atvirkščiai, bet nesvarbu, tu vis tik tai, reiškės, panaudoji dalį faktinės informacijos, bet po to viską hiperbolizuoji ir visą diskusiją nuvedi savo reikiamą linkme. Kai pradedam minėti 41 birželio 23 sukilimą, iš karto iškyla holokaustas. Prasme, ir tada aš kaip lektorius, kuris kalbu apie sukilimą, sakau, sukilimas prasidėjo 23, baigėsi 28. Viskas. Nes sukilimas buvo prieš sovietus. Ir nuo to momento, kai sovietų čia neliko, negalima tų nuodėmių kabinti ant šitų žmonių. Bet esmė tame, kad Sovietų sąjunga tapatino birželio sukilimą su pokario rezistencija, tai vėlgi, tam, kad auginti tą neapykantą, turėjo būti kažkas žiauraus, baisaus užkabinta ant žmonių, kurie dėl to, kad be kaltės kalti. Ačiū, Nerijau. Labai ačiū, kad atėjot. Malonus pokalbis. Karas tai kova dėl beširdžių ir bepročių žmonių, širdžių ir protų. Igoris Solovėjus. Salavei, išvertus į lietuvių kalbą Lakštingala. Žurnalistas, šiuo metu strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centro prie kultūros ir informacinės politikos ministerijoje vadovas. Turiu Jums klausimą. Klausimas apie metodiką. Kaip juoda tampa balta ir balta juoda? Kaip veikia Rusijos Federacijos propaganda prieš demokratinius vakarus? Labai svarbu suprasti, kokiai tiksliniai auditorijai yra pritaikyta rusiška propaganda. Jeigu tai rusiška auditorija, tai čia jie pasiekė savo tikslų labai paprastais metodais. Pirma, tai alternatyvių požiūrių draudimas. Mes matome, kaip po vasario 24 dienos Rusijoje įvesta labai griežta cenzūra. Galima pasakyti, griežta karinė cenzūra, nepriklausomos masinės informacijos priemonės uždarytos, įvesta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už neteisingą karo pavadinimą. Žiniasklaidos žmonės, kurie turėjo didelės auditorijas, pavadinti užsienio agentais ir išstumti iš valstybės. Arba paprasčiausiai pasodinti kaip Navalnas ar Jašinas, arba gavo namų arešto kaip Roizmanas. Tai yra žmonės, kurie turi savo auditorijas, yra tiesiog uždaromi.
Rusijos propaganda negali normaliai egzistuoti, kada pas ją yra konkurentai. Todėl svarbiausia, ką jį daro, tai naikina konkurentus, kas liečia jų veiksmus į vakarų auditoriją. Rusijos propaganda labai sumaniai išnaudoja landas ir plyšius, kurios suteikia vakarų visuomenės ir vertybės tai žodžio. Saviraiškos, politinių susibūrimų laisvė ir taip toliau. Jie naudoja šį instrumentą, kurį normalios valstybės naudoja savo šalių geroviai, o Rusija naudoja visą tai su destrukciniais tikslais, propagandai ir dėl socialinių bei politinių pokyčių, įskaitant politinės santvarkos pokyčius, kaip mes matėme Juodkalnijoje ir kitose valstybėse. Savo veiksmuose Rusija generuoja poveikį kiekiu, sukurdami didelį kiekį balsų, kurie kalbės tą patį tik iš skirtingų tribūnų, iš skirtingų aikštelių kartodami vis tą pačią tiesą. Но повторяя одну и ту же какую-то истину. Ir žinoma, Rusijos propaganda išnaudoja vakarų viešuomenių savybės. Pasikartosiu, žodžio laisvė, išsireiškimų laisvė, politinių susibūrimų laisvė, jie išnaudoja kažkokias vidinės problemas, kurias galima greitai ir neskausmingai spręsti. Bet Rusijos propaganda pasiima kažkokį neesminį elementą ir išpučia tai iki kosminių aukštumų. Mes tai matėme Prancūzijoje, geltonųjų liemenių pavyzdys. Kaip jie veikė migrantų krizės metu Vokietijoje, kaip jie Jungtinėse valstijose rinkimų metu. Jie stengiasi maksimaliai išnaudoti egzistuojančias situacijas vakarų valstybėse tam, kad užaštrinti ir išpūsti iki kosminių aukštumų tas problemas. Tam, kad finale susidarytų įspūdis šių problemų ar klausimų neįsprendžiamumo ir valdžios negebėjimo tai spręsti. Po pertraukėlės matysite, kai Rusija apšaudo Ukrainos gyvenvietes, o kai jos pagauna už rankos, jie sako, tai ne mes, tai Ukraina. Yra toks senas anekdotas, kad vadas išrikiuoja kareivius ir sako, man reikalingi 3 savanoriai – tu ir tu. Ar vis dar taikomas metodas, kai kalti yra nenustatomi, o paskiriami? Nes kažkur girdėjau tokį posakį, kad Rusijoje dar niekada nebuvo taip blogai, kaip prie Obamos. Žinoma, kaltų paieška, tai metodas veidardžiavimas, tai metodas, kada į kaltinimą Rusijai, Rusija atsako kaltindama ką nors kitą. Tai įprastas veikimo būdas. Mes tai matome kiekvieną dieną. Vienas iš pavyzdžių, kai Rusija apšaudo Ukrainos gyvenvietes, o kai jos pagauna už rankos, jie sako, tai ne mes, tai Ukraina. Melas, įžūlus, ciniškas ir visi žino, kad tai melas, bet jie taip veikia. Arba situacija Iziume, kur randamas didelis kiekis laidojimo vietų, kur palaidotos Rusijos okupacijos aukos, o rusai išeina ir sako, kad tai aukos iš anksčiau, kad ukrainiečiai traukėsi, nors pagal laidojimo datas aiškiai matosi, kad tai netiesa. Metodas permesti atsakomybę nuo savęs ant priešo yra pats paprasčiausias. Pats pigiausias, tarp kito ko, karo metu pastebėtas Rusijos propagandos ypatumas, ji nustojo būti protinga.
Ji nustojo veikti protingus gyventojus, prigalvoti daugiažingsnius metodus, kai vieni siunčia vienas žinutės, kiti kitas, ir taip galų gale pasiekia savo žiūrovą ar savo skaitytoją. Visa tai baigėsi. Arba egzistuoja mikrodozėse ir to nesimato. Vietoje to Rusijos propaganda veikia kariniu principu, kiliminio bombardavimo. Tai maksimalų protą užberti feikiniais kledesiais, bet vienodomis istorijomis ir žinutėmis bei naratyvais. Ačiū, Igori. Labai išsamus atsakymai. Labai jums dėkingi. Karas neteisingas netgi tada, kai jisai teisingas. Supraskim, kad tikslai ir priemonės ne visada yra teisingi. Sveiki, Valdai. Sveiki, Valeriau. Žiūrovam pristatau, nors šiaip gal nebereikėtų, tikrai Valdą visi pažįsta, bet parlamentaras, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, istorikas, puikus pašnekovas. Ir šiandien aš jums užduosiu tokį lengvai komplikuotą klausimą. Susijęs su propaganda, bet kaip kūriamas tas kontekstas, ta įgalinanti veikla? Vat kokia metodika? Yra kaip ir dvi tokios esminės fazės šitoj propagandai. Tai yra tokia neintensyvi, bet ilgai veikianti, kuri formuoja tam tikras nuostatas auditorijoje, ją apdoroja. Aš tai primenu truputėlį, kai voras pagauna musę, leidžia nuodų ir kad truputėlį pabūtų, kad tie nuodai tenai viską padarytų. Dažniausiai tai yra labai neintensyvus laikotarpis, kuriame yra, įtvirtinamos tokios, kad, pavyzdžiui, Rusija niekada nėra priešas, jeigu mes apie Rusiją kalbam. Lyderiai yra geri, kad žmonės yra geranoriški, taip, tai yra tokia neintensyvi. Ir tai daroma visokiausiom priemonėm naudojant kultūrą ir taip ilgą laiką, kol galų gale žmonės jau praryja šitą jauką ir sako, čia yra draugai. Ir kada suformuoja šitas bazinės tokias nuostatas, savo naudingas, tada jau galima po to naudoti intensyvesnės priemonės, kuriuose jau bus sakomi kiti dalykai, kad, pavyzdžiui, mes geriečiai, tie blogiečiai, kad čia reiškia. Tai tas ilgas laikotarpis, jisai yra labai retai suvokiamas kaip propagandos poveikis, nes kiekviena valstybė stengiasi formuoti apie save kažkokį gerą įvaizdį, tai čia nieko blogo tarsi nėra, viskas atitinka tam tikras normas. Štai, kas yra šitas modus operandi toj ankstyvoji ilgalaikiai fazėje, kuri daroma dešimtmečius. Žodis propaganda įgauna neigiamą atspalvį ir tada vakarai praktiškai tą patį procesą pavadina psichologiniam operacijom. Tiesiog, kad neskambėtų propaganda. Ir žodis operacija, NATO terminų žodyne, skamba maždaug taip, apibrėžimas. Taktinių veiksmų seka apibendrinta bendru tikslu. Ir jeigu mes dabar šoktumėm trumpai į biologiją, tai jeigu varlę įmeti į karštą vandenį, jinai šoka. O jeigu įmeti į šaltą vandenį ir po biškį šildai, jinai išverda. Tai kaip atpažinti tos temperatūros kilimą, kol virti nepradėjai? Aš manyčiau, kad pirmiausia turi būti sveikas protas, kurio nereikia varžyti. Nes žmonės turi intuityviai gebėjimą apsiginti ir atpažinti. Bet labai dažnai pati kultūra slopina tam tikras natūralias reakcijas. Negalima, nes čia tokios taisyklės, reiškia, ir taip toliau, ir tada žmogus jisai tampa priklausomas nuo tų taisyklių, nuo biurokratų, nuo kažkokių kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad pirmiausia reikia palaikyti kai kurios tokius natūralius refleksus tautoje ir nebijoti kai kuriais atvejais su jie apie tai šnekėti. Tik tai tada paveikia propaganda gerai, kada jinai nesuvokiama kaip propaganda. Kada tu nesupranti, kad čia tau plaunamas smegenis, o tau atrodo, kad čia viskas atitinka tam tikras normas. Ir, sakykime, apie tas operacijas kalbant, yra taktinių veiksmų visuma. Tai labai svarbu, kad tai nebūtų suvokiama kaip visuma. Todėl turi tą dalyką daryti skirtingi informatoriai arba skirtingi šaltiniai pateikti iš esmės tą pačią informaciją. Štai kur yra šitos operacijos ir sudėtingumas ir paveikumas. Bet jeigu tu jau bent jau viešai pasakai, žiūrėk, čia prieš tave naudojama tokia tai
tokia tai taktika, tada tu jau pradedi į ją žiūrėti su įtarumu ir va čia ir yra mūsų gynyba, kad parodyti reikia tą propagandą, ją lukštenti. Pradėti reikėtų nuo to, kad suvokimas yra toks, kad tai nėra viena operacija. Tai yra kelios operacijos kartu, gali būti viena kitai prieštaraujanti, klaidinanti, gąsdinanti, bauginanti, atgrasanti. O šiaip tai vadinasi kompanija. Kai kelios operacijos vyksta kartu, tai vadinasi kompanija. Mes su jumis puikiai kompanija. Bet čia biškai kitam kontekste. Užbaigiant šitą posakį, norėčiau pacituoti vieną žymų rašytoją, tai yra mane. Norint išplauti smegenis, jų reikia turėti daugiau, negu reikia išplauti. Kulkos gali skristi įvairiausiam kryptimis ir į jų skridimo kryptį nustatyti turi šaulys. Ir jeigu nori šaudyti mažiau negu gyvent, žino, kai kulkos skrenda, gali jų neišvengti. Tada labai ramiai tavo akis užsimerks ir lauk tavęs nereikia, nes nebebus tavęs. Tada labai ramiai tavo akis užsimerks ir lauk tavęs nereikia, nes nebebus tavęs. Tai buvo propagandos diagnostika, aš Valerijus Šerelis. Pabaigai eilėraštis. Pats parašiau. Grafitis ant optikos – tai sabotažas. Jį gali piešti didelis, gali piešti mažas. Žino iš anksto priešo desantas. Kiekvienas lietuvis širdį diversantas. Išmetam dūmus, nutraukiam kontaktą. Iki sekančių susitikimų. Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėk niekada.